Labas rytas iš Šarjam oro uosto. Po pirmo skrydžio sėkmingai, ramiai nusileidus jau geriu kavytę. Kadangi jau sakiau, kad mano buvo tai pirmas skrydis, tai jisai, aš nežinau, ar gali būti dar geresnis, švelnus, jokio pykinimo, jokio nieko, naktinis, tai pamiegojau ir vaizdas pro langą gražus. Tai žodžiu, viskas labai gerai, atsigeriu kavytės ir einu ieškoti sekančio skrydžio ir toliau jau turbūt viskas tik tai apie Indiją ir apie tos suvokimus, kuriuos čia gausiu ir įspūdžius, kuriuos patirsiu. Bet iš tikrųjų dar vienas įspūdis, tai toks jau labai toks gilus, giliai kažką mane sujudino, nes šie metai yra saulės metai, ar ne pirmas skaičius sudėjęs visus datos skaičius ir tai yra naujų pradžių metas ir prisiėmimo tai naujai pradžiai atsakomybės metai. Mane vyras palydėjo jau prie autobuso ir aš taip pajaučiau tą dalyką, kad aš dabar, absoliučiai viena, viskas. Niekas man dabar jau nebepadės, aš pati viską turiu pasidaryti. Ir toks jausmas, toks stiprus ir toks iš pradžių lyg neramu pasidarė. Nes visą laiką tu atrodo kažką turi šalia, atrodo kažkas padės, artimieji, vyras, ten dar kažkas. O čia tu tiesiog lieki vienas ir viskas priklauso nuo tavęs. Aišku, aš neskaitau to, kad čia visko pasiklausiu ir kur eit ir kur neit ir ką daryti, bet apskritai bendrai paėmus tą jausmą, kad viskas, dabar aš imu vaderes į rankas. Tai va šitą jausmą pajutau labai giliai. Reiks analizuoti dar daugiau jį. Čia mano kambarys ir aš atvykau į Ajurvedos kliniką. Tai yra vienas žinomų labai daktarų Ajurvedos gydytojų. Čia kažkokios dovanėlės nuo jo. Čia tapkutės. Visokie rankšluostukai, tapkės ir krepšelis. Toks greitas pafilmavimas, kol viskas gražu ir šviežia, po to apeisim daugiau gal viską. Išpakuoju, ar ne? Čia pas mane rožinis, kaip man, grinai, bet čia yra tiesiog gabalas medžiagos, toks kaip rankšluostis, kaip kažkas, o aš mačiau, kaip jau vakarienės, kad visi vaikšto čia šitoje klinikoje ne su chalatais, kaip pas mus Lietuvoje, kokios sanatorijoje, o su tokiam suknelėm. Čia yra per vieną petį susiriša, per kitą paprastai dar dirželis, toks. Bet aš gavau tokį. Visi gavo tokius, o aš gavau tokį. Aš nieko prieš rožinę, bet neapsirengsi, taip sakant. Telį. Reikės ją rytoj kažkaip užsipildyti, bet čia turbūt užpildys tas daktaras. Žodžiu, viską čia reikės surašyti, visus tokius duomenis. Viską, žodžiu, susipildyt, pasisvert, pasimatuot. Čia, žodžiu, ir paskui, kaip suprantu, šitie yra klausimai. Nusistatyti kūno konstituciją. Vata, pita ar kapha. Pagal Ajurvedą yra 3 kūno konstitucijos. Tai žodžiu, bus labai įdomu, kaip čia man seksis. Dar noriu reportažą iš vonios pirmam vakarui padaryti. Aišku, jau čia mes pasidušinom. Čia viskas labai gražu. Prabangu. Čia ventiliatorius, žodžiu. Šitas ventiliatorius į balkoną išeina tiesiog. Ir, aišku, kosmetika. Bet ką aš labiausiai norėjau šiandien parodyti, tai šitą dalyką. Šita klinika labai ajurvedinė. Čia viskas yra ajurvediška ir tikrai griežtai. Mano kolegė jau gavo visokių tabletyčių tų ajurvedinių gerti. Aš dar tik rytoj susipažinsiu su visu tuo, bet jau gavom dantų šepetukus ir dantų pastą. Dantų pasta čia yra, dantų pasta iš pirmo žvilgsnio tikrai to nepavadinsi.
nes tai yra milteliai. Jie kvepia gvazdikėliais. Ir tiesą sakant, nelabai žinau, kaip tiksliai juos naudoti. Tai rytoj paklausiu. Šiandien išsivalysiu su saviške, o rytoj pradėsim taip jau normaliai valytis, taip sakant, organizmą. Parodysiu, ką valgau. Labai skaniai pavalgiau, bet apie viską su laiku. Dabar einu išsimiegoti ir rytoj prasidės mano diena nuo jogos. Galiu rinktis iš 3 laikų. 3:30 ryto, 7:30 arba 8 berods. Ir trunka 1,5 valandos. Tai manau, kad ant 8 jau būsiu ready, steady, go. Čia yra mano kambarys. Čia yra langinės. Čia tiesiog ir ten yra tokios kaip žaliuzės. Parodysiu vėliau. Dabar mano kambariokėje darosi mantros ritualą tokį. Žodžiu, čia susirinkę žmonės grinai praktikuoja jogą, kvėpavimus, įvairius principus taiko vedinius. O mes pasižiūrėkim, kaip čia yra gražu. Čia yra kaimas. Ir tame kaimelyje va toks namelis. Tam namelį mes ir gyvenam. O čia dar tiesą sakant ir nebuvau. Bet man atrodo, čia yra keliukas. Čia jie žmonės važinėja tiesiog mašiną. O taip. Žodžiu, ekskursija. Hello, good morning. Aš tiesą sakant bijau, kad nepasiklyščiau, nes čia taip ratais einu kol kas naujai visiškai. Lyg neturėčiau. Tai čia įėjimas į mūsų apartamentus, o čia yra klinika. Čia yra ta klinika. Aš atvažiavau kažkur pro ten turbūt. Jo, čia įvažiavimas. Ten, žodžiu, registratūra. Parodysiu, įkišiu nosį truputį. Čia mūsų pusryčių restoranėlis. Labai fainiai, kad čia visur kvepia smilkalais ir tie smilkalai, va taip va, įkišti va čia, mato dabar, bet jie taip įkišti, va, smilsta garuoja. Tiesiog į kėdžių tuos kraštelius. Tai va, ir visą laiką labai geras kvapas. Dabar atėjo metas, taip sakant, prisėst ant kėdelės ir pakalbėti apie tuos dalykus, kurie man atėjo, tie suvokimai, ar ne? Tai pirmas dalykas tai knyga, ar ne? Aš labai užsinorėjau šitos knygos, nes kažkas sakė, kad čia tiesiog labai galima daug apie ženklus daug rasti. O man ženklai patinka, tai pasiėmiau šitą knygą. Kol aš nesu aš, pradėjau skaityti ją, ten belaukdama savo valandas tarp skrydžių. Tai čia viena istorija. Kita istorija, ne vienas mes čia neidealus, ne visi turim savo tokių iššūkių gyvenime niuansų. Tai vienas iš jų yra mano maistas. Aš mėgstu valgyti dažnai per daug arba nelabai sveiko maisto. Čia jau nieko naujo turbūt nepapasakosiu, daugam taip yra, turiu, manau, ir tą emocinį valgymą, saldumynus labai mėgstu ir tai labai atsiliepia mano sveikatai, energijai.
Nors visi sako, tu čia kūda, tu čia neturi antsvorio ir visą kitą, tu čia gali valgyti ir, žodžiu, neturėti problemų. Bet esmė ne taip, kad kiek tu sveri realiai, bet jeigu maistas turi būti kaip vaistas, ar ne? Pirmiausia, o jeigu tu valgai belenką, tai apie kokį mes čia maistą, apie kokią gerą savijautą, apie kokią energiją galim kalbėti, ar ne? Tai man su ta energija nuolat yra reikaliukų, taip sakant. Tai vat, čia antras epizodas, trečias dalykas, paskui sujungsiu viską į visumą. Tai žodžiu, aš kai keliauju, visą laiką mėgstu valgyti. Aš kažką vis laik noriu vis kažką kokiam kaskelį nusipirkti, kažkas kvepia, jau man reikia, jau aš visko noriu valgyti. Bet šį kartą buvo kitaip. Reikėjo daug laukti, bet aišku, tai kėlė šiek tiek streso man, nes pirmi kartai visą kitą. Ir man uždarė visus čia vožtuvus ir aš nenorėjau valgyti. Buvo labai keista, nes visur pilna, tai kavos, visokių ten sumuštinių, duonelių, ko tik nori, pyragaičių, pyragėlių, bet man nieko nesinorėjau valgyti. Tai aš visas tas dienas, visas tas 2 praktiškai paras beveik nevalgiau nieko. Ir tai buvo labai iš vienos pusės keista, iš kitos pusės aišku smagu, nes kai skrydis geriau būtų neprisikimšus ten, kad nesupykintų, neapsivemtum ir panašiai. Bet 4 dalis geriausia. Mano draugai labai nustebus dėl to. Bet, pavyzdžiui, aš važiavau dabar su Air Arabia, ne? Šitam oro linijom. Skrydžiai buvo tikrai ilgoki. Pirmas 6 valandas spiškių truko, antras apie 4. Ir ten nedavė valgyti, ta prasme, nemokamo to maistuko, kur visur, kiek man pasakojo, visur duoda. O Air Arabia duoda tik tai už pinigus, taip sakant, turi pirkti maistą. Ir aš taip galvoju, čia vienas pasima, kitas pasima iš abiejų pusių, čia visas lėktuvas tik kvepia tais visokiais plovais ir visokiam ten vištienom su makaronais. O man pilvas toks sustingęs ir kaip ir nosis užuodžia, viskas okei, bet nesinori valgyti. Plus dar naktis buvo pirmam skrydžiui, tai galvoju, ir nevalgysiu, kam čia dabar per prievartą kažką daryti. Tai žodžiu, aš nevalgiau. Ir tada 5 epizodas jo dabar, kol viskas susives į vieną. Šita kelionė mano, jinai turi būti transformuojanti. Aš to ir važiavau ir man tai rodo ir astrologinis žemėlapis. Biškutį akina mane saulė, tai iš tokia prisimerku. Val, jis šviečia. Ten šviečia. Gal biškį pakeisim pozą. Kažkaip taip. Tai va, kur aš čia baigiau? Apie tas transformacijas. Tai mano Jupiteris šiuo metu retrograde yra 8 būste, tai yra transformacijų būste. Ir tokiam gilių transformacijų. Ir man šie metai yra apie ilgas keliones, apie atsiskyrimą nuo namų. Jos suminėjęs gal anksčiau, kad Rahu pas mane yra sugrįžęs, tranzituoja per mano gimimo Rahu, tai yra dar toks padidintas dalykas, tai palikimas namų trumpam yra apie tai, ne? Tai va, tai 3 savaitės į Indiją, tai yra akivaizdžiai tai, ne? Ką rodo horoskopas. Tai va, ir tos transformacijos, jos įvyksta, jeigu tu pasiruošęs jom, jeigu tu nori. Tai jeigu tau kažkas negerai, tu automatiškai nori kažko geriau, ar ne? Ir taip gaunas, kad aš einu tuo vediniu keliu, tą saulę savo rytų seku. Beje, nusileidžiant dabar Indijoje, tai pirmas vaizdas jau iš po debesų, jau besileidžiant, tai būtent ir buvo saulė. Jau buvo vakaras po 6, tokia migla visur balta, nieko nesimato, tik tai šviečia saulė, tokia ryškiai raudona besileidžianti. Aš ją nufotkinau, įdėsiu, bet realiai ten vaizdas visai netoks pro tą mažą langelį. Tai va, tai žodžiu, tų ženklų beieškodama turbūt tą knygą pasiėmiau, ar ne, būtent šitą, nes kas joje rašoma. Šiaip labai rekomenduoju šitą knygą, jinai yra, kol aš nesu aš, tai labai gerai ir skamba, nes mes dažnai apgaudinėjom save
ir paliekam dėl to skolas savo. Tai pirma skola yra apie skolą savo kūnui. Tai yra mūsų sielos namai šiam gyvenime, ar ne? Mūsų fizinis kūnas yra, jame per jį mes veikiam šitame pasaulyje. Ir jeigu tu jo nesirūpini, jeigu tu jį ignoruoji arba, pasiduodi tiem instinktam ir nesistengi dėl jo, tai jisai, taip sakant, nieko gero ir neatneša. O kai sveikata yra nekokia, tai visa kita irgi nesivysto. Nei savirealizacija, nei santykiai, šeima, ten tėvų, mamų. Aš nenoriu labai išduoti, ką čia rašo, aš tiesiog dalinuosi savo suvokimais. Nebūsiu aš čia kažkokia super mokytoja, kuri visažiniai čia viską dabar žino, aš tiesiog dalinuosi savo patirtim ir tikiuosi tai įkvėps jūs kažką suvirpins, galbūt kažkokį pajusit savo ženklą, kažką irgi daryt. Tai mano tikslas yra toksai, įkvėpti, nes tie mokytojukščiai, kurie tai viską žino, bet nelabai matos, kad jie gyventų tobulą gyvenimą, ar ne? Čia yra dar viena skola tam vaidmenį. Bet sakau, nenoriu išsiplėsti per daug. Aš čia suvokiau, kad aš turiu atiduoti skolą savo kūnui. Ir pirmas tas kaip ir ženklas, kurį aš gavau ir jį kaip ir pagavau, tai ir buvo tai, kad oro linijos nedavė maisto, žodžiu. Ir aš taip nepergyvenau, aš taip tame išbuvau, taip sąmoningai, tame ir alkyje šiek tiek, nes to alkio jaučiasi, bet tiesiog nelenda, vis tiek nelenda. Tai jaučiuosi gerai padirbėjusi, gerą pradžią padariusi, kas liečia maistą. Ir iš tikrųjų net nenutuokiau, kad šitoj klinikoje bus antiek viskas, čistai, taip sakant, viskas labai ajurvediškai. Kažkaip nebuvo kada gal apie tai pagalvoti. Bet jeigu kalbant apie, parodysiu gal. Kalbant apie, kai aš pasakiau, kad važiuoju į Indiją, tai neina čia apsukti. Kažkaip parodysiu. Jeigu kalbant apie Indiją, kad sako, čia apsividuriuosi, apsivemsi, nes dėl maisto, tai dėl maisto tikrai ne. Labai skanus maistas. Bet žinokit, truputėlį parodysiu mūsų kambarį. Čia iš balkono aš išeinu. Buvo neparodžiau jau. Lovytis. Nice to meet you. Aš. Ir mes čia turim šiukšlinę, ne? Turim šiukšlinę. Bet mes turim dar vieną dalyką čia. Aš maniau iš pradžių, kad ten šiukšliniai. Bet ne, čia yra kibiras. Ajurveda remiasi labai stipriai detoksikacija. Tai žinot, tiek čia to kambario. Iškai jau apsikuitėm, bet... Tai va, o kas yra detoksikacija? Tai yra, kai tu valaisi. Per vėmimą, per visus kitus galus. Ir aš taip galvoju, kad jau čia maistas geras, tai tikrai jau man tai čia negresia, bet kai pradėsiu gerti visokius žolelinius ten preparatus, jau mano kolegė nuo vakar ryto čia, tai jau jai priskirti visi tie dalykai. Bet aišku, dar priklausys ir nuo kūno pačio, nuo tų sveikatos problemų, kurios yra ir galbūt nebus iš ko ten taip stipriai kažką. Žodžiu, negaliu pasakyti, gal kažkiek pasidalinsiu, jeigu matysiu, kad noriu ir nešlykštų man tai daryti. Bet kažkaip aš taip nusiteikus labai gerai, kaip Olga sako, mano kambariokį, kad nežinau, ką aš čia geriu, bet aš tikiu daktaru. O daktaras iš tikrųjų yra, aš dar jo irgi nesutikus, šiandien man tik taip po 4:15 yra vizitas su juo ir tada jau tas treatment, tai, kadangi buvo, tai sakė, belenkai gerai, ta prasme, aš jai sakau, tu tokia linksma, tokia atsipalaidavo, sakau, man su tavim patinka, sako, jinai turi po savo tų visų relaksų, tu irgi tokia būsi. Tai nuteikia gerai, masažai visokiausi, nuo galvos iki pirštų galiukų. Tai lauksim.
kas ten manęs laukia. Ir jūs mažu tikiuosi laukiat. O šiandien dabar po pusryčių eisim mes į miestą. Varysim mes į miestą. Ai, dar galėčiau parodyti, kur mes jogą darėm. Bet gal rytoj, nes joga yra kiekvieną dieną. Čia pasiliksim po truputėlį šiandienos video, turbūt gal nežinau. Gal vakare užbaigsiu, gal dieną. Nu tai paskutinis dar dalykas iš balkono yra tai, kad va ten, nežinau kiek čia to matosi, bet ten yra vandenynas. Ir vakar, kai atvažiavau, jau labai gerai girdėjosi tas ošimas. Nu va, eisiu dar paskaityti gal, sulauksiu savo kambariokės iš pusryčių ir keliausim į miestuką. Bandysim, daug eisim, kažkas apie 10 kilų, sakė jogos mokytojas, iki pliažo, iki beach. Ir samdysim kažkokį taksiuką, kažkokį tuktuką, nežinau ką, jinai jau ten viską žino, jinai čia jau kurį laiką čia gyvena. Aš čia tik nauja, tai laukia nuotykiai, varysim į Indijos, taip sakant, gatveles. Nameliuose čia tas. Dabar eisim per tiltą. Mums reikia pereiti šitą dalyką ir mes ieškom tilto. Štai ir mūsų tiltas. It's safe. Maybe. Ой, когда давай сфотографируй. Ай-яй-яй. Any fish? കണ്ടാച്ചില്ലേ ചൂട് അടക്കും പിന്നെ അമ്പലം പോയില്ല ആ പൊട്ട ചൂട് പട്ടി അടക്കും പിന്നെ Ką mes čia turim šiandien? Tomato okročių sup. Viena sriubytė ir čia kažkoks troškinukas. Dal kičiotika.
labai skanu. Pineapple curry. Oh my god. Sweet potato roast. Sweet dish. And čapati blynai. Labai skanus. Nu štai, taip atrodo mano pietų lėkštė. Įsidėjau visko, ko buvo, išskyrus sriubos. Čia saldžios bulvės, čia kažkokios daržovės, čia kažkoks vėl troškinys, žodžiu, čia ananasų karis. Nu, paragausim. Atrodo labai skaniai. Šiandien yra labai turininga diena, dabar jau esu po konsultacijos, užsipildžius visą šitą papkę, problemos kaip ir atrastų. Dabar laukiamajam savo masažo. Čia ne, visų čia filmuot, bet maždaug visi su tokiais chalačiukais ir laukiam savo treatmentų. Čia mūsų laukiamasis yra. Labai geras. Ten tokios mergaitės, jos vaikšto ir konsultuoja, surenka informaciją apie žmonės. Ten užpildo tą žodžių kortelę ir po to jau eini pas tą gydytoją ir jisai paskiria, ką reikia paskirti. O po to laukia jau tie visi masažai kasdieną. Tai, sakė, kad labai smagu, tai laukiu. Čia vaikšto kitos jau su tokiais turbanais ant galvos, nes viskai šalėjuoja, ten visus plaukus. Nežinau, kaip aš ten jausiuosi, bet labai laukiu, kol mane visai Ir ta prasme, tai yra ne taip, kad tau tiesiog dėl relakso ten masažuoja kažką, bet tau ten kažką stimuliuoja, kažką specialiai, kad tau ta sveikata gerėtų. Tai labai fainai. Mano suknelį beje. Pirmai nepasirodžiu prieš vietą, bet kadangi po tų visų masažų šiandien visiškai oily, tokia, visiškai aliejuota, tai kad savo rūbų negadint, tai duoda šitai. Tikiuosi gerai čia aš girdėjausi, bet manau, kad šitų reportažų ir užbaigsiu šiandienos video, kad galėčiau įkelti ir galėtum pasižiūrėti, kaip ta mano pirma diena sekėsi, nes tikrai daug visko. Jogos, skanūs pusryčiai, tada diena mieste, buvom aišku pasimaudyti, bet neėmėm telefonų, nes maža ką. Bet mačiau labai daug gražių dalykų, nusipirkti sknelių, ten tų visų kusarių, halačiukų tokių medvilninių, tikrai buvo ką pasižiūrėti. Bet dar niekaip neįsikeičiau pinigų. Mes ne į tą pusę tiesiog varėm. Tai gal rytoj važiuosiu gal viena, nes čia tas kaimelis toks šiaip gan klaidžius gatvės, bet kaip nors. Nusipirksiu jau interneto kortelę ir kad galėčiau mieste varinėti, taip sakant, ir žinot, kad kelią atgal rasiu. Nes tokie kaip koridoriai čia gatvė, bet realiai kaip koridoriai. Tai vat rytoj jau pafilmuosiu, manau, kažką labiau ten. Tai, bus čia ką papasakoti, niekaip nesudėsiu čia į vieną video. Gerai, tai labai smagu, kad laukiat, labai ačiū, kad parašot, kad laukiat mano reportažų šiandien. Labai daug įspūdžių, sakau, pirmą dieną, bet smagu filmuoti ir rodyti, kažkaip man taip smagiau. Kuo daugiau dalintis, tuo man kažkaip smagiau. Tai va, viskas gerai. Iki kitų video. Ačiū labai ir iki kitų video.